vienas įspūdingų į Berlyno katedrą ir tik išėjau iš pamaldų ir dabar 7 valandos vakaro ir šitoj pagrindinėje aikštėje šalia katedros prasidėjo visas veiksmas. Groja muzika, fontanas, kyla garai, o ant pačios katedros yra keičiami tokie šviesų paveikslai ir iš tiesų labai įspūdingai ją pakeičia, tiesiog pasikeičia visiškai pastato vaizdas, kaip matote už manęs. Tai va, viena iš tų vietų, kur labai smagu ateiti vakare ir šiek tiek pabūti. Panašu, kad atvažiavau kaip tik į Berlyno šviesų festivalį ir visas miestas visaip apšviestas. Iš visų pusių visi pastatai įvairiom šviesom nuspalvinti. O čia kitoje aikštėje, šalia katedros, vyksta kažkoks lazerių šou, kaip šviesų baseinas ir čia gali ateiti į tas šviesas ir tiesiog jose pasimaudyti. Visas miestas skęstas spalvose ir ypatingai gražus yra televizijos bokštas per jo tą kamieną. Žodžiu, kas tik tai nevyksta, ir undinės į viršų plaukia, ir ten visokie padarai vyniojasi, ir užrašai, ir parama Ukrainai. Žodžiu, turbūt pats įspūdingiausias stendas mieste šiuo metu. Miestas turi savo žavių vietų, pagal savo mastą, aišku, net ir mažiausi miesteliai bando kažkuo save pagražinti. Va, Berlynas turi 10 savo žavių vietų, tikrai labai masyvių, o nežiūrint tų 10 vietų dar turbūt koks 1000 mažesnių, tai visų išvaikščioti neįmanoma. Ir pačios garsiausios jos visiems yra gerai žinomos, visos yra šalia centro, katedra, aplink ją muziejai, ten parlamentas, parkai. Va, o šita vieta, ties kuria sustojau, Potsdamo aikštė, labai yra įdomi, nes tiesiog yra gatvių sankryža šitoje vietoje. Va, yra tokie įdomus pastatai, primenantis New York, irgi vienoje sankryžoje stovinti, berods Flatiron Building. Va, ten toliau matosi tokia kaip pastogė stiklinė šitos aikštės. Va, ir tiesiog gatvių sankirtai, kurią rekomenduoja berods 9 pagal įspūdingumą vietų šiame mieste, kurią rekomenduoja ateiti. Tai nutariau, čia jau esu buvęs, bet nutariau sugrįžti. Keistai atrodo, kai iš pradžių nueini į katedrą, po to neini į kitas ten tas 8 vietas, kuriuose esi buvęs. Ir jos tikrai įspūdingiau atrodo ir ateini va štai antra vieta, kurią aplankau, yra šita. Bet jinai tikrai įdomi, tai visai įdomu čia vienai minutė užsukti. Va, išgyvau šitą zoną ir taip pasižiūri, nėra čia ką žiūrėti. Ir po to taip paėmi ir žvilgteli į viršų. Neblogas kadras.
Vienas maistinis atradimas yra va šitas kokteilis, kuris yra iš žirnių baltymų, 35 gramai baltymų, 26 vitaminai, mineralai ir ten viskas po pusę arba po pilną dienos normą. Tai iš principo lengvai užvalgius ir išgerus tokį kokteilį esi labai padoriai pasistiprinęs. Ir pastebėjau, kad tai yra nauja mada. Iš tiesų keliaudamas per Ispaniją pastebėjau Lidluose, kad atsiranda skysto maisto indai. Ir Lidlė yra vienos rūšies, mačiau čia ir kitose parduotuvėse, šitas yra tik Vokietijoje. Bet panašu tai, kad yra mada ir matyt turės savo paklausą, nes skystas maistas yra labai patogus, nusiperki, išgeri, gauni beveik viską, ko reikia ir tavo virškinimo sistema nėra apkrauta. Iš principo jautiesi lengvai, sočiai, nežinau, tobulas maistas ir kažką gali ten pasiskanauti papildomai, kokių daržovių, vaisių truputėlį suvalgyti, kad būtų skaidulų. Tai va, tai tiesiog ir skanu, tik spalva tokia įdomi, žirnių iš tiesų tokia žalsva, tiršta ir šiek tiek žirnių skonį yra, bet šiaip puikus dalykas. Na, kai suabejoji šitos sankryžos įdomumu, tada ateini va štai čia. Milžiniškas kupolas virš pastatų, uždengiantis dangų. Va, ir aš čia buvau gal prieš kokius 20 metų ir atsimenu, tada čia yra IMAX kinoteatras netoliese ir dabar aišku mes visi turim gerus televizorius ir ta video kokybė namie pasidarė fantastiška, garso irgi. Tada taip nebuvo ir IMAX'as buvo, iki šiolas aišku yra ypatingas kinas, bet dabar galau nebe taip. Va, bet čia jie pristatinėjo Spider-Man'o filmą ir kas buvo įdomu, kad va, būtent nuo to kupolo jis buvo pakabintas tokiais siūlais, kaip voratinkliais, kabėjo ore ir čia visi po jo fotografavosi. Tai dabar niekas nekaba, nei Batmanas, nei Spider-Man'o čia nėra, bet vis tiek vieta labai įspūdinga ir traukia žmonės, tai atėjau, pamačiau, prisiminiau, būsit Berlyne, užsukit. Na va, bet aš neklydau, neiškentė, jie šitoje vietoje nepastatė ir nepakabinė kažko. Tai šį kartą nežinau, ar čia yra filmo herojus, bet kažkoks mąstytojas prisėdęs, va po šituo nuostabiu kupolu, nepakabintas, bet pasodintas ir pripūstas. Na, už manęs dar vienas architektūrinis šedevras. Nežinau, kaip geriau parodyti, ten vat virš stogo toks įspūdingas tarsi angelas baltas. Ir čia visiškai šalia Potsdamerio aikštės. Va, čia yra Berlyno filharmonija. Didingas, įspūdingas architektūrinis šedevras, priešais kurį yra va tokia pentagono formos pievelė. Irgi labai įspūdingas kūrinys. Gražiai nušienauta. Tai va, tai iš tiesų Berlynas yra menų miestas, gražios architektūros miestas. Tiesa, atstumai čia yra labai dideli, bet nepatingėjus pavažiuojant arba pavaikštant didesnius atstumus galima pamatyti labai įspūdingų dalykų. O dar šiek tiek papildomos informacijos. Va, štai už manęs yra Berlyno filharmonija, o kitoj pusėje nieko čia nesimatys, bus tamsu. O tamsu bus todėl, kad čia yra Berlyno centrinis parkas, iš karto už gatvės, vadinamas Tiergarten ir pro jį galima patekti praėjus pro Brandenburgo vartus. Va, ir, žodžiu, viskas vienoje vietoje. Tik tai turėk laiko ir skirk laiko savo kultūriniam šviesėjimui. Negaliu nepasakyti dar kelių žodžių, jūs pasižiūrėkit, kokio grožio architektūra, modernizmas, futurizmas, tikrai seniai statyta, kažkiek Bauhauso stilių primena. Jeigu negirdėjo šito žodžio, tai įsiveskite internete ir gali būti, kad tai bus gražiausia architektūra, dailė, skulptūra, kurią kada nors esate matę. Aišku, čia skonio reikalas, bet man būtent taip nutiko. Va, bet nuostabus menų miestas. Na ir kad jau užstrigau prie filharmonijos, tai visiškai atsitiktinai galvojau ir lankstinuką į pianistės koncertą. Nežinau, ar čia spėsiu sudalyvauti. Jo, dėja ne, bet vis dėlto labai simboliška.
Aušros vartus, nes N kartų esu čia buvęs, bet ir jie apšviesti. Ir turbūt paminimas yra žydų holokaustas, yra begalybė policijos šalia, bet tokia labai rami muzika groja ir žmonės labai ramiai čia stoviniuoja. Ir apšvietimas yra labai gražus ir simboliškas.